Niekada turbūt negalvojau būti mokytoju, tai tas atėjimas į mokyklą buvo labai spontaniškas ir netikėtas, kadangi ši mokykla, kurioje dirbu iki šiol, ieškojo specialisto, kuris galėtų pakonsultuoti daugiakalbystės ugdymo klausimais. Pats esu visuomenės mokslo atstovas, tai stengiuosi perteikti tiek visuomeninę geografiją, tiek ir gamtinę geografiją, kad mokiniai susipažintų su globaliu pasauliu, jį tyrinėtų tiek analizuojant klimatą, tiek analizuojant ir pažįstant jau valstybių bendrą tiek politinę, tiek ekonominę situaciją ir turėtų tą globalaus piliečio pasaulėvaizdį. Be galo talentingas, be galo profesionalus žmogus, padedantis visiems visada. Iš šių nuotraukų jūs galite matyti tuos vaizdus, ką mes su klase patyrėme per 4 metus, tiek kelionės, tiek akimirkos mokykloje. Mokykla nėra vien pamokos ir vien turinys iš vadovėlių. Čia jau mokytojo visas kūrybiškumas tą turinį atskleisti tiek kitokiom priemonėm, tiek ir įvairesnėm veiklom, kurios būtų už klasės ribų.